Sveiki! Šiandien esame Šiaulių rajone ir svečiuojamės Bridų žemės ūkio bendrovėje, kurioje yra dauginami sėkliniai pasėliai. Šiandieną pakalbinsiu vyr agronomę šios bendrovės, Rūtą Ambrazę. Iš tikrųjų, Rūta, ačiū už skirtą laiką, darbai vyksta intensyviai, javų nuėmimas ir taigi vis tiek išskirtinis sezonas. Su kokiais iššūkiais šiais metais susidūrėte, auginant žieminius kviečius? Pagrindiniai iššūkiai buvo meteorologinės sąlygos, pats peržiemojimas ir augalai žieminiai peržiemojo gerai, tačiau pavasarinės šalnos sukėlė stiprų stresą augalams, kuris taip pat apribojo mūsų tręšimo ir purškimo darbus. Po to sekė sausros, kurios ypač mažina derlių grūdo formavimosi ir pildymosi laikotarpiu. Atėjus derliaus nuėmimo laikotarpiai, atėjo ir lietus, kurie stabdė darbus, taip pat neišvengėme ir krušos, kuri padarė žalos tiek kviečių, tiek žirnių pasėliuose. Tai kaip matom, buvo sudėtingi metai, užauginti gerą ir kokybišką derlių, tačiau vis dėlto, kad ir kokie sunkus metai buvo, kokius žieminių kviečių derlius gaunate savo laukuose? Šių metų derlių vertinu teigiamai, nors ir sąlygos buvo nepalankios, bet manau, gavome maksimaliai tiek derliaus, kiek galėjome gauti šiais metais. Kadangi, Rūta, esat sėklininkystės ūkis ir auginat sėklinius pasėlius, kokias veisles būtent auginot šiais metais? Tai šiais metais savo pasėliuose auginome dvi veislės sėklinių pasėlių. Tai pirmoji buvo Elektra, kurią auginome pirmais metais. Ją apsėjome 120 hektarų. Antroji veislė buvo, kurią auginame Euforija. Ją apsėjome 180 hektarų savo pasėlių. Ir kaip jau prieš tai minėjai, metai buvo sudėtingi. Kaip vertini būtent šias veislės savo ūkio sąlygomis? Abi veislės vertinu teigiamai, nes abi veislės parodė derlingumą didesnį negu ūkio vidurkis bendras kviečių. Tai Euforija byrėjo 7,8 tonos iš hektaro, o Elektra 8,3 tonos iš hektaro. Ir vis tiek auginai, stebėjai nuo pat sėjos pradžios šias veislės. Ir kokius galbūt išskirtinumus pastebėjai šių veislių? Kuo jos skiriasi ir kokios teigiamos savybės šių veislių? Tai Elektra patiko stambiomis varpomis ir dideliu kiekiu segmentų jose. Taip pat pastebėjome šios veislės atsparumą ir pristaikymą mažesnio dirvožemio pH-ui, dėl to, kad mes turime nemažai durpžemių. Taip pat ši veislė nustebino savo lapų ploto dydžiu, dėl ko vykdė intensyviau fotosintezę. Patiko taip pat jos tolygus subrendimas, nes varpos ir stiebai subrendo vienu laiku, vienu metu, dėl ko palengvino kombaininkams darbą. Kalbant apie Euforiją, ją auginame ūkyje ne pirmus metus, todėl pastebėjome jos pristaikymą įvairioms oro sąlygoms. Dėl pačio dirvožemio, tai jinai kaip ir Elektra pristaiko prie durpžemių, palankesnė žemesnė dirvožemio pH-ai. Dėl pačios sėjos tai terminai yra labai platus, nes galima ją sėti nuo ankstyvosios iki vėlyvosios sėjos, tačiau dėl intensyvaus krūmėjimosi mes ją sėjame vidutiniais arba vėlyvaisiais tarpsniais. Pats derlius kokybiškas ir stabilus, duoda gerus kokybinius parametrus ir ši veislė yra ganėtinai atspari sausrai, nes formuoja ankstyvesniais tarpsniais grūdus. Tai kaip suprantu, iš tavo pastebėjimų esat patenkinti tiek Elektra, tiek Euforija veislėmis, tačiau vis tiek grįžtant prie pačio auginimo, ar auginant, kaip sakyt, prižiūrint sėklinius pasėlius, taikot kitokią technologiją lyginant su tradiciniais laukais? Auginant sėklinius pasėlius daugiausia dėmesio skiriame priešsėliui ir lauko parinkimui, nes nesirenkame celiuojamų laukų ar po kvietrugių miežių dėl priemaišų. Taip pat nesirenkame laukų, kuriuose buvo kitos veislės kviečiai, auginami 2 metus. Tai dažniausiai sėklinių kviečių priešsėliai būna rapsas, pupos, žirniai ar žalesis spaudimas. Dėl pačios technologijos, tai technologinės
technologijų darbai, tręšimas ir puškimas nėra, kad labai skirtusi, tačiau išskirčiau vieną dalyką, tai kova su piktžolėmis, nes intensyviai kovojame su vienskiltėmis, tai net darome 2 purškimus nuo jų sėklinėse pasėliuose, ypač dėl tuščiosios avižos, kurios negali būti sėklinėme pasėlyje. Kalbant apie sėklinių pasėlių derliaus nuėmimą, apkulame laukus ir apkultą derlių pilame prie ūkinių grūdų, kad išvengti priemaišų sėklinėse pasėliuose. Tai ačiū tau, Rūta, už skirtą laiką, kuris šiuo metu yra tikrai brangus. Tai irgi dėkoju už pasidalintą patirtį, įžvalgas ir gautus derlingumus, būtent jūsų dauginamų veislių, tai yra Euforija ir Elektra. Visiems tiems, kurie vis dar nenusprendėte, kokią žieminių kviečių veislę rinksitės šių metų rudens sėjai, kviečiame kreiptis į mūsų regioninius konsultantus ir įsigyti tą norimą šių metų veislę.